Sveiki, esu naujienų agentūros BNS vyriausiasis redaktorius Saulius Jakučionis ir startuojame su, mano galva, labai prasmingomis diskusijomis apie žiniasklaidą, į kurias pakviesim ne tik praktikuojančius žurnalistus, redaktorius, bet ir žmonės iš akademinio pasaulio. Žiniasklaida susiduria su pasitikėjimo iššūkiais, o dėl auditorijos dėmesio su ja konkuruoja ne tik platformos, socialiniai tinklai, bet ir į žurnalistinį panašaus turinio kūrėjai. Šių ir kitų iššūkių kontekste paieškosim atsakymų į tai, kaip tradiciniai žiniasklaidai išlikti svarbiai ir aktualiai. Šių laidų kūrimą finansuoja Medijų rėmimo fondas. Ačiū ir jiems, kad prisideda prie pokalbio apie tai, kas svarbu žurnalistikai ir mūsų profesiniai bendruomeniai. O šiandien pakalbėsim apie objektyvumą žiniasklaidoje. Diskusijos apie tai, ar jis įmanomas ir kaip jo pasiekti tęsiasi dešimtmečius, tačiau profesiniai bendruomeniai turime ir žmonių, kurie mano, jog jis apskritai nereikalingas. Šalia manęs 3 svečiai šiandien, tai Vaidotas Beniušis, 15 min naujienų portalo Vyr redaktorius, taip pat Skirmantas Malinauskas, vaizdo tinklaraštininkas ir Deimantas Jastramskis, jis yra Vilniaus universiteto žurnalistikos ir medijų tyrimų centro profesorius. Vaidotą ir Skirmantą vadinčiau 2 skirtingų mokyklų atstovais. Vaidas nuo karjeros pradžios iki pat dabar dirba tradicinėje žiniasklaidoje, Skirmantas yra dirbęs žurnalistikoje, tada buvo politikoje, dirbo premjero patarėjų, o paskui pradėjo kurti vaizdo tinklaraštį. Skirmantai, tavo vaizdo tinklaraštis vadinasi Tiesa yra svarbu ir bent jau man atrodo, kad tu specialiai priešini tiesą ir objektyvumą. Ar iš tikrųjų taip yra? Kaip ir tiesa, taip ir objektyvumas, man atrodo, yra dalykai, apie kuriuos mes galim daugiau teoriniam lygmenį kalbėti. Labai trumpai, jeigu mes pasižiūrėtume gal net ne į žiniasklaidą, bet, pavyzdžiui, į mokslą, tu darai mokslinį tyrimą ir fizikoje, matuoji kažką, temperatūras ir panašiai, atrodo, tu tikrai gali siekti objektyvumo maksimalaus, bet net ir tada turbūt veikia, nežinau, kokią tu hipotezę išsikėlė, kokias tu sąlygas susikūrė, jeigu mes pažiūrėtume, kaip, pavyzdžiui, Einšteinas pakeitė pasaulio suvokimą, kuris buvo iki tol visą Newtono mechaniką. Turbūt suprasim, kad ten to subjektyvumo yra labai labai daug. Kai mes kalbam apie žurnalistiką, aš labai stipriai nesiplėsiu, bet pasakysiu 2 dalykus. Mes čia kalbam apskritai apie kur kas paprastesnį dalyką. Tai yra, kas yra sakoma, kas yra objektyvų žurnalistas praktikoje ir objektyvi žurnalistika. Tai yra, pirmiausia, neparodyk savo nuomonės, nesvarbu, ar tai būtų politinės pažiūros, jeigu tu esi sporto komentatorius, kurią komandą palaikai, jeigu tu probleminiais klausimais kalbi, nežinau, kokia tavo nuomonė apie ten kokią nors LGBT arba pabėgėlius, tai yra vienas reikalavimas, o antras reikalavimas, žurnalistas yra kaip tarpininkas tarp auditorijos ir šaltinio. Tai yra, iš esmės tavo nuomonė nelabai kam svarbi, tu gavai informaciją, pavyzdžiui, temą iš auditorijos, tu suskambinai, susirinkai nuomonės, komentarus jas pateikai, kažką patikrinai, arba jeigu tai yra kažkoks įvykis didelis, tai tada tu vėlgi suskambinai, susirinkai, nuėjai į spaudos konferenciją. Tai aš manau, kad net ir tokiu atveju žurnalistai būna su savo nuomonė, su savo politinėmis pažiūriomis ir panašiai. Kai einame tyriamąją žurnalistiką, ten dar daugiau atsiranda žurnalisto vaidmens, apžvalgininkų jau iš viso lieka tik tai nuomonė, bet pats svarbiausias dalykas, man atrodo, kad žurnalistika dėl to labai daug netenka. Nes kai aš sakau, kad tiesa yra svarbu, aš, pavyzdžiui, nemanau, kad žmogus, kuris meluoja, jisai gali tikėtis tokio paties dėmesio, kaip ir žmogus, kuris sako tiesą. Labai paskutinis dalykas trumpai, vyriausia rinkimų komisijoje ką tik turėjau tokį ginčą su vienu advokatu, apie kurį jis kandidatavo į Seimą, Eduardo Vaitkaus sąraše, ir aš apie jį padariau epizodą. Ir jisai sako, jūs man neleidžiate atsakomosios nuomonės pateikti, kreipėsi vyriausia rinkimų komisija, o jo atsakomoji nuomonė yra 28 absoliučiai melagingi teiginiai. Aš vyriausia rinkimų komisijai sakau, mylėjai, pasižiūrėkite, kiekvieną iš tų teiginių aš jums galiu faktais parodyti, kad yra melas. Ar jūs mane kaip institucija priversite įsidėti melą? Sako, mes netikrinam melo, mes įsidėsim tada į LRT ir jūs apmokėsite tai 2 kaštais. Aš nežinau, tiesą pasakius, kokie kaštai yra, nes man atrodo, ten komercinių jau tokių paslaugų nebeteikia nacionalinis transliuotojas. Aš sakau, gerai, aš apmokėsiu ir po to padarysiu epizodą, kuriame parodysiu, kad visa tai yra melas. Tai šitoje vietoje, kaip tam priešintis ir kaip pasakyti, kad žiūrėkite, objektyvumas nėra tik tai būti kaip vanduo be spalvos ir be skonio, didelis klausimas. Kaip tau atrodo, Vaidotai? Kas? Būtent tai, ar neiškreipiame mes tiesos tada, kai bandome pakalbinti visas suinteresuotas pusės, kurios naudodamasis tuo žinodamas, kad gaus dėmesio, gali sau leisti bet ką į eterį. Teoriškai atsakymas galėtų būti paprastas, jeigu mes atskirtumėm pagal kažkokią tai matematinę formulę, kas yra tiesa, kurią reikia patikrinti ir kas yra
nuomonė, kuri yra subjektyvi ir kurių įvairovę turėtumėm atspindėti. Tai teorijoje yra taip, praktikoje aišku viskas daug labiau susipynę. Bet Sauliau, jūs įžangoje minėjot, kad kelis dešimtmečius diskutuojama apie tai, kas yra objektyvumas, kas yra tiesa. Aš sakyčiau, kad turbūt nuo pat ankstyvosios filosofijos ir Sokrato ir Platono laikų yra diskutuojama, kas yra tiesa. Platono olos alegorija, kur šešėlių pasaulis, juslių pasaulis, jutimų pasaulis yra priešinamas ir visi moksliniai atradimai, visos mokslo revoliucijos. Nuolat yra keliami tie klausimai, kaip kultūriniai kontekstai lemia tiesos suvokimą, kiek galia lemia tiesos suvokimą ar ne. Turbūt, jeigu grįžtumėm nuo pat ankstyvosios filosofijos iki dabartinių laikų, dabar daugiausiai diskutuojama apie tą postmodernizmo laikotarpį įsitvirtinantį relativizmą ir keliami klausimai, ar Donaldas Trumpas yra pirmasis postmodernizmo prezidentas, kurio eroje tiesa yra neatrandama, bet kuriama iš galios pozicijos. Tai, kad atsakyti protingai į jūsų klausimą, tai pirmiausia reikėtų atsakyti, kas yra apskritai tiesa. Aš gal nedrįščiau savo pateikti atsakymą, tai manau, kad tai yra ilga diskusija, kuri tęsis tol, kol egzistuos filosofija. Kaip praktikas aš vartoju kitas savokas ir, man atrodo, mes turime siekti būti ne tiek objektyviai teisingi, nes skirtingai visi suprasim turinį, bet turim būti sąžiningi. Ir tam, kad būti sąžiningais, mes turime nemeluoti. Jeigu mes, arba kaip žiniasklaidos priemonė, arba kaip konkretus žurnalistas, sakome, aš atstovauju tam tikras vertybės, nežinau, aš esu žmogaus teisų plėtra ir mano leidinys už tai pasako, aš noriu, kad tai, kaip aš suprantu progresyvumą, aš tai deklaruoju ir visi tai supranta. New York Times'as pasakė, redakcinė kolegija remia Kamala Harris, mes jos idėjams atstovaujam ir tada tu negali jų kaltinti, kad jie galbūt labiau palaiko demokratų poziciją. Lietuvoje to nelabai yra, galbūt su menkom išimtim, kalbu apie pagrindinės žiniasklaidos priemonės, nes rinka turbūt yra per maža, kad mes skaidytumės ir mes sakom, mūsų didžiosios žiniasklaidos platformos nori atspindėti įvairias nuomonės. Ir tada jau tam, kad tu sąžiningai to siektum, ir tai yra procesas, tai yra kasdienis procesas, tu dedi pastangas ir mikro lygmenyje, kai tu bendrauji su šaltiniu, iš kurio gauni informaciją, tu turi kelt klausimą, ar tu lieki tam šaltiniui kritiškas. Kai tu parengi interviu, tu turi irgi užduoti klausimus iš vienos pusės, ar tu nebuvai jam pernelyg nuolaidus, iš kitos pusės, ar tu teisme apsiginsi, jeigu iškraipai. Kaip ir makro lygmenyje, aš, pavyzdžiui, kaip redakcijos vadovas, turiu irgi kelt klausimus, ar aš redakcijoje užtikrinu nuomonę įvairovę, ar aš užtikrinu skirtingas patirtis, ar aš užtikrinu pažiūrų įvairovę redakcijų, kad vieni kitus išbalansuotumėm. Ir tai yra nuolatinis procesas. Tikrai netikiu tais, kurie pasako, žiūrėkit, aš esu nešališkas, objektyvus žurnalistas ir niekada mano iš ankstinės nuostatos kultūriniai kontekstai man įtakos nedaro. Aš to netikiu, bet aš manau, kad tu turi siekti būti sąžininkas ir tam dėliotis įvairius saugiklius savo procese, ir skaidriai sąžininkai siekti to atsakymo. Kas Skirmantas užsiminė, kaip tik yra aktualija, tarkim, neseniai LRT priėmė sprendimą neleisti aktualijų žurnalistams skelbti nuomonių. Tai yra tokiem žmonėms kaip Indrė Makaraitytė, Rita Miliūtė, Marius Jokubaitis, Liepa Želnienė, Jurga Tvaskienė, jų komentarų neliks. Aš manau, kad vėlgi čia yra svarstyklės, argumentai už, argumentai prieš. Man kaip piliečiui turbūt norėtųsi, kad didelės žiniasklaidos bendrovės priemonės skaidriai atskleistų, kaip prieiti iki to sprendimo, nes vieno atsakymo nėra, bet procesas sąžiningai siekti to atsakymo yra pats svarbiausias. Skirmantai, neatkapščiau konkretaus įrašo, bet tikrai esi sakęs ir ne kartą, kad tie, kurie pretenduoja į objektyvumą, šiandien praranda įtaką. Kodėl? Tai dar vienas labai trumpas pastebėjimas, kai mes sakom žodį tiesa, tai mes galime labai plačiai tą žodį suvokti. Aš tą tiesą vartoju kaip antonimą melui. Tai jeigu, pavyzdžiui, klausimas, ar tiesa, kad Donaldo Trumpo išrinkimas Amerikai yra gerai ar blogai, tai yra visiškai filosofinė sąvoka, mes niekada neteisim prie atsakymo, bet ar tiesa, kad, pavyzdžiui, Donaldas Trumpas sakydamas, jog Lietuvos sostinė yra Ryga, meluoja, greičiausiai mes tą galim patikrinti. Tai va šitie dalykai truputį paprastesni. O kalbant apie objektyvumą, ką aš bandau pasakyti, kad aš pats ilgai labai dirbau žurnalistu ir esu gyvas to pavyzdys, kad daugeliu atveju tu gali suprasti
jog pateikdamas keletą nuomonių ir leisdamasis rinktis auditorijai, tu iš esmės išplauni temą tiek, kad jos nebeįmanoma suprasti. Labai paprastas pavyzdys, aš nekalbu apie temas, kurias dabar darau, bet šį kartą padarysiu išimti. Pavyzdžiui, dabar viena iš mano temų yra susijusi su didelė statybų bendrovė, kuri kilus skandalui radikaliai pakeitė savo nuomonę. Ir jeigu dabar aš su jais bendrausiu, žinau, ką jie man pasakys, bet štai prieš tą skandalą yra vaizdo įrašai, kurie visiškai kitokius dalykus sako žmonėms. Ir man klausimas, ar aš turėčiau dabar paimti šitą PR-inį dalyką ir pateikti tai kaip bendrovės poziciją, kai jinai bando tiesiog suvaldyti komunikacinę krizę, ar aš turėčiau paimti tai, kas iš tikrųjų buvo sakyta, parodyti tai, kas iš tikrųjų buvo daryta, o tada sakyti, dabar jau ką jie kalba, yra tiesiog pasiekmių likvidavimas kilus skandalui. Kodėl aš dar vienas dalykas, kodėl aš manau, kad galbūt ne įtaka pradeda, bet auditorija pradeda praradinėti, nes mes šiek tiek persikeliame socialinių medijų laikus ir mes pradedame pasitikėti nebe, sakykime taip, institucija, pavyzdžiui, 15 minučių, Delfi, LRT ar panašiai, bet mes pradedame stipriai pasitikėti veidais. Be abejo, aš truputėlį nutrauksiu, grįšim tikrai prie šitos temos, noriu Deimantą Jastramskį įjungti į diskusiją. Ar tikrai žurnalistai turi prisimti teisuolio vaidmenį ir spręsti, kokios pozicijos yra vertos atspindėti, kokios yra nevertos atspindėti, kas yra melas, kas yra tiesa, ypač jeigu tiesa yra reliatyvi savoka? Daug čia klausimų yra, ten tikrai žurnalistai nėra pasaulio teisuoliai, tai čia aišku liktai, bet taip diskutuojant ir sakant, kad čia filosofinė klausimas amžinas ir apskritai čia niekas neaišku, nes net ir fizika nepaaiškina daug dalykų, tai galima labai daug dalykų išplaukti ir tada neaišku, kas tos profesinės vertybės apskritai yra. Tai šiaip prieš kažkokias diskusijas, tai mokslininkai bent jau linkia apsibriežti, apie ką jie diskutuoja ir ką supranta. Jeigu jie skirtingai supranta, tada bando ieškoti kažkokių sąlyčio taškų ir vėlgi kažkokiais ten argumentais, tyrimais pabrėžti ir panašiai. Tai kas tas apskritai objektyvumas yra? Kiek aš suprantu ir mes atlikę esam nacionalinę žurnalistų apklausą 302 imtis, kas ketvirtas žurnalistas Lietuvoje ten ir tinklaraštininkai ten jie visi tie, kurie apibrėžimą atitinka daugmaž. Tai buvo vienas klausimas, ar jūs galvojate, kad patikę naujienas galima pasiekti objektyvumo. Tai 81% Lietuvos žurnalistų atsakė, kad arba visiškai sutinka, arba sutinka. Ten neatsimenu aš tam tų proporcijų. Toliau kitas klausimas, kiek naujienas pateikiant lemia asmeniniai įsitikinimai, tai yra 14%, ar visiškai sutinka ar ne. Bet dabar klausimas, kas tas objektyvumas. Tai irgi yra įvairiausių, kaip sakant, ten tų požiūrių. Ir yra ten tos savokos dažniausiai teisingumas, tiesa, nešališkumas, kartojasi ten balansas, neutralumas ir taip toliau. Tai yra vienas toksai švedų mokslininkas prieš keliasdešimt metų suvedęs tokią formulę, schemą labai paprastai, man šiaip daugiausia paaiškina viso to. Objektyvumas turi tokias dvi dimensijas pagal jį, tai yra viena faktiškumas, kiek atitinka ir ten įeina tie žodžiai teisingumas, kiek ta informacija išsami ir kiek jinai svarbi. Tada mes galim jau ten vėlgi skirtingai traktuoti. Kita dimensija yra neutralumas pačio žurnalisto ir subalansuotumas tų nuomonių. Ten, jeigu ta situacija sudėtinga. Ir kas man susidarė įspūdis, kad kuo paprastesnė informacija ir situacija, to objektyvumo siekti tada paprasčiau yra. Nes apskritai objektyvumas yra siekinys, ne pasiekimas. Kuo situacija sudėtingesnė, kuo ją sunkiau išsiaiškinti, tuo sunkiau visą tai ir pasiekti. Tai vat, kai kalbama ten, aš nežinau, čia iš tikrųjų, nes jūs pradėjote diskusiją, kad ten Skirmantas priešina ten objektyvumą ten ir tiesą, tai aš nemanau, kad taip yra, nes apskritai, jeigu žurnalistas siekia tiesos, tai reiškia, jisai siekia to pačiu objektyvumą, bet jis siekia tos pagrindinės dalies. Jeigu žmogus nesiekia tiesos, tai reiškia, jis apsimeta žurnalistų, jis yra įtikinėtojas, propagandistas ar dar kaip jį pavadinsim. Kitas dalykas, antra dimensija, tas neutralumas ir subalansuotumas, jinai sudėtingesnė yra. Ir čia vėlgi tikrai yra tiesa, kad atsiriboti nuo savo pasaulėžiūros yra sudėtinga, kažkas sugeba, kažkas ne. Toj pačioj nacionalinėje apklausoje, kai mes klausėm žurnalistų, kurios laiko save pagal politinės pažiūras centre, kairiai, dešiniai, tai taip labai paprastai, ten nuo 0 iki 10, tai buvo dalis žurnalistų, kurie sakė, žurnalistų darbe mes negalim rodyti pažiūrų ir mes
centras tiesiog, jie nedeklaruoja vienu žodžiu, kurie, nu, kairė dešinė ten, bent, o kiti sakė, kad, aišku, ne, mes centras, ten 10 ten ar ten vienetas ir aiškina, kad jie tas pažiūras gali deklaruoti. O dar vienas dalykas, ką norėčiau pabrėžti, kad kai kalbam apie objektyvumo siekimą, mes turim apsibrėžti žurnalistikos žanrais, dar vienas dalykas. Kalbam apie komentaro žanrą, nu nekalbėkime apie objektyvumą apskritai, tai yra, kaip sakant, nuomonės reiškimas ideologijos ir lygiai taip pat. Dabar kitas dalykas - redakcinė politika. Kaip ten, ar pavyzdžiui, tie, kurie informaciniai žanrai susima, jie gali ten ir komentuoti, ar ne. Tai irgi apsisprendimas. O kaip jums atrodo, Deimantai? Klasikinis toks variantas, kad geriau komentuotų specialistai ir apžvalgininkai. Kad atskirti, ar ne, komentatorius ir žurnalistus? Arba tie, kurie tada jie turi ir specializuotis, tai vadinkim, ar analitiniai žanrai senai, kur subjektyvumo gali būti daugiau tenai ir tada gali būti komentaras, nes ir reportažas gali būti analitinis ir gali tenai pasakyti kažkokią išvadą, nes žurnalistas surenka daug nuomonių, arba ten atlikęs tyrimą, vėlgi konstatuoti kažkokius dalykus, kurie ten irgi gali būti kažkokį rėminti su tam tikrų subjektyvumu. Tai tokiu atveju, tam blokė man komentarų žanras tinka. Jeigu BNS-as vienu žodžiu ten ir informacijos agentūra, man atrodo, kad tie žmonės, kurie aktualium užsiima tenai paskui, jeigu jiem ypač reikia paskui su mikrofonais lakstyti paskui tuos pačius politikus, niekaip atrodo, kad nelabai dera visas tas dalykas, nes tu tada vienas dalykas tu įvertini jį tenai, o paskui jau tada kažkokios informacijos. Nors irgi tai nėra kažkokia, iškalta ten kažkokia raidė, ten vėlgi apsisprendimas ir bendruomenė, jeigu sutarė dauguma tenai, kad mes vadovavomės tokiais standartais, tai tegul yra, bet tai, kad skaidriai pirmiausia būtų deklaruojami. Vaidotai, į Skirmantą reaguojant, ką jisai sakė prieš kalbant Deimantui Jastramskiui, kad, ar patys jo redakcijoje nejaučiate, kad dirbdami, stengdamiesi dirbti objektyviai, sąžiningai pateikti faktus ir atspindėti kaip įmanoma daugiau nuomonių, konkuruojate su tais turinio kūrėjais socialiniuose tinkluose, kurie visuomeniai pasako, kaip jiems manyti? Tai aš manau, kad mūsų bent portalas irgi turi tą nuomonių žanrą ir turbūt mano tikslas būtų, kad skaitytojai aiškiai matytų, kur yra aktualiniai reportažai, o kur yra nuomonių skiltis ir vienas iš tikslų irgi tą nuomonių skiltį turėti kuo platesnė, kad žmonės išgirstų ir aštrių nuomonių, ir galbūt netgi provokuojančių nuomonių. Tai šiaip portalas, internetas didelis, viskas telpa, svarbiausia turbūt yra jo, kad būtų aiškiai atskirta ir vizualiai, ir visaip kitaip. O tai tas faktas, kad iš tikrųjų, netgi dabar tas terminas yra žiniasklaidos personalijos, tai ne media personalities, kur susipina ir taip atskirti, taip kaip anksčiau būdavo atskirta, ar tu reporteris, ar tu apžvalgininkas, ar tu redaktorius, kai kada darosi sudėtinga, pavyzdžiui, Andrius Tapinas, jis yra labai įvairialypė žmonės, ir Skirmantas iš dalies, yra labai įvairialypė žmonės, kurie ir organizuoja pilietinės akcijas, kai kurios tokius veiksmus, kurie yra pilietiniai ar net politiniai, mitingai prie Seimo ar ne, tada daro interviu, tada dar būria kažkokią kitokią bendruomenę, ar ne, tai be abejo, kad tos ribos trinasi turbūt dėl technologijų plėtros, dėl socialinių tinklų plėtros ir bendrai tas tendencijas, manau, ir jūs. Ir mes matome, kad tikrai yra poreikis ir tie kūrėjai, prekės ženklam, konkurencija yra didžiulė iš konkrečių kūrėjų, ir Amerikoje, ir net Tuckeris Carlsonas, kad ir kaip įvertintumėm, žiūrėkim, kokias turi auditorijas ir kokias turi auditorijas tie tradiciniai prekės ženklai. Tai taip, tai yra šių laikų fenomenas, kad tokie žmonės, ar ne, kaip Skirmantas Malinauskas, kurie savo asmenybę imponuoja žiūrovams, žmonės pasitikė Skirmantu kaip tokiu, o tarkim, sakys, 15 minučių kažkas patinka, kažkas nepatinka, tas irgi turbūt yra suvokiama. Tai ta tendencija, kad žmonės nori asmenybių, kurie ir daro žurnalistinius tyrimus ir reiškia savo nuomonės, jie nori jais sekti. Taip, tai yra akivaizdi tendencija ir ar tai yra iššūkis, kaip žiniasklaidos verslui tradiciniam, be abejo, nes tai yra konkurencinis laukas, visi mes konkuruojame dėl žmonių dėmesio. Dar prieš daugiau negu 6 metų parašytam komentare pacituosiu, kad Lietuvai labai reikia pilietinio ir politinio aktyvumo žadintojų, visuomenininkų, tačiau blogai, kai jie į paraštes stumia tokią profesionalią žurnalistiką, kurios pamatas nešališkumas ir atskaitingumas. Ar tokie žurnalistai kaip Skirmantas, nežinau, Skirmantas gal savęs nevadintų žurnalistu, jie, nežinau, kelia egzistencinį kažkokį pavojų? Ne, aš manau, kad tikrai reikia, aš ten norėjau gal pabrėžti, kad tai yra pusiausvėra, kad visko reikia, nereikia ir tos tradicinės žiniasklaidos, kad turėtumėm per radijo žinias išgirsti pagrindinius faktus,
vis tiek, aš žiniasklaidą skirstu kelias dalis, ne pirmiausia, tai kad žmonės būtų informuoti apie pagrindinius faktus. Šiandien ten prezidentas atmetė 2 ministrus, tai neskirmanto darbas pranešinėti faktus, o naujienų agentūros ar visuomeninio transliuotojo naujienų tarnybos ar reporterio, ar ne, tai to tikrai reikia ir šalia to yra poreikis tikrai išgirsti, o kągi Skirmantas mano apie tai, kad Nausėda atmetė Nemuno aušros ministrus. Tai aš manau, kad viskas turi įsitekti. Galbūt man ten tuo metu būdavo keli atvejai irgi, kai tos ribos visiškai išsiplaudavo ir manau, galime apie tai diskutuoti, ką Deimantas sakė, kai esi grinai reporteris, aktualių žurnalistas, ką ir LRT diskutavo, ar gerai ar negerai, kad jisai surengė laidą ir rytojus dieną parašo komentarą, kaip jisai mano, kas to laidai buvo teisus, kas ne. Tai aš neturiu atsakymų, bet manau, kad tai yra sveika diskusija. Kaip pačiam atrodo Skirmantai, ar žurnalistai, kurie praneša apie įvykius, gali tuo pačiu reikšti ir nuomonę? Jo, aš tik tai pasakysiu, kad reaguodamas tai, ką Vaidas sako, aš tą kartoju nuolatos ir visada, kad nėra tokio dalyko, Malinauskas patikimesnis negu 15 minučių, nes aš daug kartų esu sakęs, kad yra nelygintina patikimumo požiūriu vlogeris, kuris dalinasi savo nuomonę ir įžvalgomis, ir redakcijos, kurios turi redakcinę politiką, kurios taiko visai kitus kriterijus, kur yra savo sričių profesionalai ir panašiai. Tai aš pats daugeliu atveju maitinuosi iš redakcijų ir aš susiradau tą nišą, kuri man yra labai labai patogi, kai aš galiu pasimti, pavyzdžiui, 15 minučių tyrimą, ir pateikti galbūt savo kažkokių įžvalgų ir panašių dalykų. Arba, sakykime, jį pratesti, jeigu mane kreipiasi kažkokie šaltiniai. Tai absoliučiai taikyčiau kitus patikimo kriterijus žurnalistų ir vlogerių. Kas atsitinka, iš tikrųjų, mes čia irgi turime suprasti, kad kai mes kalbame apie nuomonę ir kai mes kalbame apie fakto pranešimą, tai nuomonė be jokios abejonės gali būti patrauklesnė dėl įvairių dalykų. Pirmiausia, tai yra emocinis fonas. Žurnalistas jo vengia labai dažnai ar nestengiasi išsaugoti tą visiškai neutralumą, kai tu kalbi, tu gali pateikti tam tikrus vertinimus, kurie turi irgi remtis faktais ir kiti dalykai. Tai čia labai dažnai yra sakoma, kad kaip priekaištas, tai aš jį visiškai priimu. O kalbant labai objektyviai, šiaip žiūrint į, objektyviai, kiek tai yra įmanoma įvertinti, žiūrint dabar į visą kovą dėl auditorijos dėmesio, tai aš vis dėlto manau, kad pirmiausia, nebus taip, kad pavieniai kanalai kažkokie ir panašiai pasimtų žiniasklaidos auditorijos daug. Mes ir dabar tą matom. Iš tikrųjų, žiniasklaidos vartojimas yra pakankamai didelis. Vienas dalykas. Antras dalykas, mes turime visiškai kitokius pavyzdys. Kokią nors reputacinę krizę, ar ne? Kai mes kalbam apie vieno asmens auditoriją, pavyzdys, Dailius Dargis, ar ne, atsitinka šitą istoriją ir kaip viskas greitai keičiasi. Kai mes kalbam apie 15 minučių Delfi arba LRT, didelės redakcijos irgi buvo skandalų, tie skandalai nepaliečia iš karto visos redakcijos, su kažko gali atsisveikinti ir taip toliau. Žodžiu, yra aibė dalykų, kur nelygintina, kas man truputį yra baisu, ir aš tą visą laiką sakau, naudodamasis progą, kad man labai norėtųsi, kad mes šiaip turėtume galimybę tokios žodžio laisvės ir diskusijos. Pavyzdžiui, mes, irgi atsiprašau, ilgai kalbu, pasakau pabaigą ir nutilsiu. Mes įsivaizduojam, ar ne, kad, kaip sako, kaip Vaidotas, subalansuokim, ar ne, kažkas kažką subalansuos. Ir aš bijau, kad idealus balansas, ideali pusiausvyra yra mirtis, ar ne, kai žmogus numiršta, ten viskas susibalansuoja nulį. O kas būtų, pavyzdžiui, jeigu įsivaizduokite, būtų, pavyzdžiui, stiprus dešinių, labai subjektyvus dešinių pažiūrų apžvalgininkas, o mes jų turim labai daug, beje, įvairiausių žmonių, kurie buvo politinėse pozicijose ir taip toliau. Bet kitoje pusėje būtų nemažiau stiprus kairės pusės apžvalgininkai. Ir susėda vienas stiprus dešinės ir vienas stiprus kairės ir jūs išsiaiškinkite tarpusavį, jie neišsiaiškins, bet auditorija gaus labai daug. Mes kažkada Ukrainoje taip kalbėjom, kai oligarchai valdė šitą žiniasklaidą, aš klausdavau kolegų, ten pats nuvažiavęs į mokymus, vis sakau, o jūs nebijot, kad čia per pinigus viskas išsikreipo? Sako, tu nepatikėsi. Vieni moka vieniem, kiti kitiem ir galų gale vaizdas bendras visai objektyvus. Pluralizmas tada gaunasi. Pone Jastremski, gal dar pakalbėkime apie paklausą tokiam turiniui, kuriame nuomonės lyderiais tampantis žurnalistai pasako žmonėms, kaip jiems galvoti. Kaip jums atrodo, iš kur ta paklausa kyla? Tai iš dalies Skirmantas jau ir pasakęs yra tą atsakymą už tai, kad įdomu. Tai čia toks labai primityvus gali būti atsakymas, nes iš esmės dalis auditorijos ir nemaža dalis faktus, kaip čia pasakyti, ar nedrįsta, ar neturi kažkokio kompetencijų, ar šiaip kažkokio įpročio vertinti. Ir jiems reikia, kad kažkas įvertintų.
Reikia, kad ekonomistas, ar žurnalistas, ar visuomenės veikėjas, ar ten kokia nors influencerė, ar dar kažkas pasakytų, ką tai reiškia tenai ir dar kitas dalykas pateiktų tai įdomiai. Tai yra tam tikra tokia paklausa ir kitas dalykas toks yra, vėlgi čia psichologinis veiksnys, orientacijos poreikis žmonėms yra gyvenime. Ir žiniasklaida viena vertus tą darbotvarkę sudarinėdami žmonėms pasakydama, kas yra svarbu, nes kuo daugiau akcentuojama, kuo daugiau dėmesio skiriama, reiškia didelė dalis žmonių sugalvo, kad būtent tas svarbu, nors tas dalykas gali santykinai būti ir mažiau svarbus apskritai visuomeniai paėmus. Ir kitas dalykas, kad susiorientuotų tie žmonės, kuriems trūksta kažkokios informacijos, reikia, kad kažkas paaiškintų. Tai va, tam yra paklausa. Ir jeigu dar kas nors įdomiai tai sugeba paaiškinti, atitinka dar kažkokias, kaip sakant, vertybės, tai tokiu atveju pasiūla patenkina. Vaidotai. Aš gal dar tik praplėščiau mintį, ar ne, iš kur atsiranda tas poreikis. Aš manau, kad vėlgi socialinių tinklų plėtra, jinai skatina, ten reikia emocijos, ten reikia aštrumo, nes tai sulaukia reakcijų ir algoritmai veikia, kad tai daugiau yra išrodoma. Ir antra dalis pono Jastramskio, kur minėjau, kad žiniasklaida tarsi redaktorė ir kažkas kitas gali suorientuoti, kas tai yra svarbu. Tai vėlgi, pažiūrėkime realybėje akis, vis daugiau Facebooko ir Google algoritmai orientuoja atseit žmonės, kas yra svarbu, nes visi portalai nemažą dalį tikrai skaitytojų pritraukia jau netiesiogiai iš savęs, nes tas lojalumas nėra didelis, bet iš Facebooko. Ir ką mums tarkim daryti? Dažnai gaunam pastabų, ar ne, kad jūs ten Facebook'e scrollinam, duoda tik popsą. Bet ką daryti, jeigu yra Facebook algoritmas, kuris gerą analizę apie karą Ukrainoje eigą parodo 5000 žmonių, o pramogų naujieną apie kažkokią vietinę žvaigždutę parodo 55 000 žmonių, nes jisai yra taip sukurtas. Tai vėlgi, čia man šita tendencija irgi yra labai svarbi ir tikrai joje yra rizikų. Ir aš buvau Suomijoje komandiruoti ir rugsėjo mėnesį aplankiau didžiasias redakcijas, kas ten dar vyksta. Tai visos 3 didžiosios redakcijos pagrindiniam savo portalų puslapiui naudoja personalizacijos įrankį. Ką tai reiškia? Kad aš kaip redaktorius parenku tik pirmas 3 naujienas portale, o Skirmantas atsidaręs 15 minučių matys vienokias naujienas, Deimantas matys kitokias naujienas, tai yra pagal tai, ką daugiau spaudžia. Pastebim, kad ten Skirmantas daugiau domisi sportu, ten Deimantas ekonomika ir tarsi turėtų mesti tų žinių daugiau. Realybėje kas įvyksta, visgi jeigu algoritmas nėra gudrus ir reaguoja tik į spaudžiamumą, tai viršų kyla dažniausiai kriminalinės naujienos ir pramogų naujienos. Ir tada vėlgi tie filtrai, kai tampa technologiniai, o nebe intelektualiniai, kad aš tarp pirmų 10 naujienų turėčiau užtikrinti įvairovę, kur tai atves, kai algoritmai parinks tai, ką tu matai, kaip tai keis mūsų pasaulio suvokimą, va čia, man atrodo, yra be galo svarbi tendencija ir tai vyksta tiesiai prieš mūsų akis. Gal lygiai taip pat kaip socialinių tinklų algoritmai, kurie galiausiai burbulizuoja tam tikras bendruomenės, ne? Tai žiniasklaidoje tada irgi gausim informaciją, kurią norėsime patvirtinti savo požiūrius, ne? Skaitysime autorius, kurie ten mums atrodys priimtinesni, bet aš dar prie Deimanto Jastramskio trumpai norėčiau grįžti. Minėjot orientacijos poreikį, žmonės nori, kad jiems pasakytų, kur tiesa, nes jiems patiems trūksta žinių, o gal laiko gilintis, suprasti, domėtis. Ar šitam informacijos pertekliaus amžiuje ir apskritai amžiuje, kur vis daugiau laiko praleidžiame tiesiog scrollindami su trumpais attention spanais, yra toks angliškas posakis, kuri, pasakantis, kad vienam turinio vienetui galime skirti labai mažai dėmesio. Ar tingime mąstyti? To noriu iš esmės paklausti ir dėl to ieškome žmonių, kurie mums pasakytų, kaip galvoti. Tai be abejo, kad daliai žmonių po to jau, kai viską pateikė ir pakramtyta šiek tiek ar sukramtyta, aš kartais o studentų klausiu, pavyzdžiui, jis tenai jungia savo kokią nors tenai tą vadinamas routarius socialinėse medijose, nusistato ten chronologiškumą. Ar jūs einate, scrollinate tai, ką jums duoda. Tai, kad kas nors pakeltų ranką, vienu žodžiu, kad jie patys nusistato chronologiškai ir tą reikia daryti nuolat, jeigu nori tenai, kad nemestų tau kažką, tai yra vienetai faktiškai. Tai rodo, kad jau ir vėlgi tai yra tokia žingeidė auditorija, atrodo, kuri domisi ir kritiškiau žiūri. Jiems reiškia, ką paduoda, tą ir vartoja, o tai, ką ir sakė Vaidotas, ir pasižiūri kartais į tą kritiką, kad žiniasklaida ten kažką ne tai duoda, ko reikia ten žmonėm ir panašiai, bet kai pasižiūri į tuos, kaip sakant, sąrašus, kas
10 ar 20 daugiausiai vartojami, nu, tai ten irgi nelaimė, mirė, nu, arba ten blogas oras dar koksai nors, arba kažkas tokio. Ir iš tų, vadinkim, ten kažkokių, nu, va, tokių kietų naujienų ten būna tenai, nu, geriausiu atveju 10-15%. Ir va, tai va tas paklausos santykis natūraliai veikia. Vaida, tai kaip patys redakcijoje portale prisitaikot prie tų kintančių auditorijos poreikių, to, kad jinai į portalą ateina iš socialinių tinklų, kaip stengiatės pasiekti, kad visuomenė pasiektų ne tik pramogą paremtas turinys, kuris savaime labiau domina, bet ir svarbus turinys? Na, tai mes turime didelį naujienų srautą ir vėlgi stengdamiesi išrodyti, stengiamės užtikrinti įvairovę. Mūsų tikslas yra, mūsų verslo modelis paremtas tuo, kad mes pasiekimėm daug žmonių. Į mėnesį mes pasiekėm 1 300 000 žmonių, kasdieną pasiekėm apie 430-450 tūkstančių žmonių. Vadinasi, mes turim užtikrinti didelę naujienų sklaidą ir tai yra labai konkretus techniniai dalykai, ar ne, irgi kaip matuojame, kokias žinias publikuojame į socialinius tinklus, tai kriterijai be abejo yra žinios svarbumas, reikšmės visuomeniai, žinios įdomumas, kiek jie perskaitys, kiek tokių pobūdžių žinių skelbiam ir tai tiesiog tai yra balanso paieškos ir vienas iš kriterijų, vienas iš svarbių kriterijų be abejo yra žinios aktualumas visą laiką, net jeigu ta žinia, netgi šiandien tikrai apie atmestus ministrus nebuvo skaitomiausia žinia, bet jinai yra portalo pirmoji pozicija, nes tai yra ministrai, yra žmonės, kurie lems svarbius sprendimus ir mes kaip redaktoriai, tam ir esam, dar netidavėm visko algoritmams ir tas žinias skelbėm ir, kad ir kaip norėtumėm, ieškom tos pusiausvyros ir apžvalgininkų, kad būtų skirtingų pažiūrų, kad tilptų ir vienokių ir kitokių pažiūrų ir žinių mišinys, kartais pavyksta geriau, kartais pavyksta blogiau. Deimantai. Tai va čia ir yra, plačiaja prasme, kartais apie balansą, jis aišku, trumpalaikė perspektyva, ar ten kažkokiam vienam žanrei surasti labai yra sudėtinga. Bet jeigu įmame ilgalaikiai perspektyvą, pavyzdžiui, paimkim per metus laiko, pavyzdžiui, kiek 15 min tenai, kokių apžvalgininkų įsileido tenai ir pasižiūrėti tada vėl, kad tam tikras aspektai ir kriterijus. Ir tada galim pažiūrėti, jeigu yra kažkokia pusiausvė balansas, tai irgi link objektyvumo siekimas ilgalaikiai perspektyvoje būtų. Skirmantai, o pats kiek jautiesi iš tikrųjų konkuruojantis su tradicinė žiniasklaida dėl dėmesio? Visiškai nežiūriu, aš galiu irgi savo skaičius pasakyti, tai tiek, kiek per dieną 15 minučių pasiekia, aš per mėnesį tiek pasiekiu unikalių vartotojų, YouTube'as tą statistiką teikia. Vienas patarimas Vaidotui, kai į pirmą poziciją dedi, pavyzdžiui, apie tai, kad atmesti yra 2 ministrai, greičiausiai neskaitimas dar yra susijęs su tuo, kad visi tuo metu turi tą pačią naujieną pirmoje pozicijoje ir kartais labai verta pasižiūrėti, galbūt jeigu kai visi turi tą pačią naujieną, gana sausą dedi kažką kitą, patraukia šiek tiek dėmesį, kartais gal ant to pažaisti galima, bet mano tikrai aš nededu jokios reklamos, dabar nededu netgi YouTube reklamos, visiškai to nekonkuruoju, išsilaikau tik tai iš to, kas yra vadinama crowdfundingas. Tai matau, kad irgi čia beje didžioji žiniasklaida atėjo į tą nišą, tikrai aplenkė visus, įskaitant ir mane seniausiai, visi didieji portalai, bet vis tiek to pakanka, kad būtų galima išsilaikyti. Bet yra vienas dalykas, kurį aš labai dar noriu pasakyti, nes šitam formate jaugi nebedalyvausiu, bet kadangi pirmoje laidoje dalyvauju, aš prieš savaitę buvau labai modernioje įmonėje, labai modernus ofisas ir taip toliau, daug jaunų žmonių, visi dirba su pasauliu. Ir mes ten diskutavom, ir mes ten kalbamės, ir štai diskusijos moderatorius man sako, aš tau turiu klausimą, Skirmantai, kaip tu manai, kodėl taip suprastėjo žiniasklaida? Aš taip klausau, sakau, žiūrėkit, galite pakelt ranką, kaip jūs manot, kieno iš jūsų manimų žiniasklaida suprastėjo? Absoliuti dauguma. Aš sakau, gal galima padiskutuoti truputį, ką reiškia suprastėjo žiniasklaida? Kai tu prisimeni prieš 15 metų, kai aš pradėjau, kai yra 2 žiniasklaidos grupės, kurios iš esmės aptarnauja akcininkų verslo interesus, kai tiesiog einama, reketuojama ir prievartaujamas iš esmės turtas iš tų žmonių, kurie nenori pirkti reklamos. Kai mes turime, aš prisimenu, kaip visa tai buvo daroma ir nenoriu čia aišku suabsoliutinti, bet mes tikrai perėjom per absoliučiai purviną laikotarpį ir lyginant dabar, aš sakau, galima paklausti, kaip jinai suprastėjo, nuo ko, su ko jūs lyginat. Reiškia, jie pasiema kažkokį tai dalyką, sako, žiūrėkit, galbūt mano kažkokio mėgstamo autoriaus ar nuomonės tenai yra per mažai, galbūt aš kažką netiksliai pamačiau, nes dabar yra daug srauto, daug greitų naujienų ir panašiai. Tai aš noriu pasakyti, kad žiniasklaida yra labai stipriai patobulėjusi, tie įrankiai, kurie atsiranda, jie yra puikiai naudojami, bet labai išlepo auditorija. Ir dar vienas dalykas, paskutinis, tai yra tai,
kad yra dalis žmonių, o aš tikrai prie jos savęs nepriskiriu, kurie savo konkurencinį pranašumą sukuria kritikuodami žiniasklaidą. Tai yra, žiūrėkit, visa, kodėl mes sakom, kad galbūt ne tai, kad kairės, bet ten visos tos Žemaitaičio publikos labai trūksta, sakykime, protingų apžvalgininkų, kurie ten palaikytų, dabar gal Vladimiras Laučius į tą įsirašė gretą, bet šiaip tai yra, jie sako, žiūrėkit, net neverta žiūrėti, ten yra nesąmonės, mes ką šnekam, tai čia yra tiesa ir pavaro visiškų melagienų, tai šitoje vietoje aš sakau, kad tiesa yra svarbu. Tai čia kalbant apie tai, kiek stengiamės atspindėti visų kitų, suinteresuotų pusių nuomonės, o kiek ne, Vaidotai, norėjau paties irgi pasiteirauti. Tas po tiesos laikotarpis yra įdomus, politikai juo naudojasi, kalbėdami melą, žinodami, kad žiniasklaida neturi laiko tikrinti informacijos, pacituos jos tiesiog kaip dar vieną nuomonę. Skirmantas, pavyzdžiui, mini savo turinyje, necituojantis tų, kurie jis mano, kad meluoja. Kaip šitą vietą mums išlaviruoti? Ar reikia tikrinti tai, ką sako suinteresuotos pusės ir neskelbti vien dėl to, kad mes žinom, kad tai yra melas? Tai melą turim atskleisti ir turim siekti tiesos. Tai sakau, teoriškai viskas yra paprasta, ne? Tiesa yra faktas dalykas, tai faktus turim tikrinti, jeigu politikas sako, kad šiuo metu šviečia saulė, tai mes turime pasakyti, kad politikas neteisingai sako, kad šviečia saulė, jeigu jisai žinodamas, tai sako, jisai meluoja, jeigu nežinodamas, sako, jisai klysta. Tai tokiose situacijose viskas yra paprasta. Bet aišku, kad gyvenime būna daug sudėtingesnių situacijų, kur ta riba trinasi ir čia yra mūsų profesionalumo klausimas, kad kiek mes sugebame iš tikrųjų identifikuoti, kur yra tiesos ir melo klausimas, o kur yra tiesiog, nešališkų, ar tiksliau šališkų, bet nuomonių įvairovės klausimas, ar ne? Ir tikrai ir aš galiu suklysti savo vertinimą, ir kiti gali suklysti. Tai aš, kaip dirbdamas redakcijoje, ką laidos pradžioje sakiau, minėjau, aš noriu, kad būtų pas mus sprendimų priėmimo procesas, kur tu gali pasitarti su skirtingų pažiūrų redaktoriais, su skirtingų pažiūrų kolegomis, kur visi įneša savo indėlį. Ir tada tu tiesiog kiekvieną dieną dedi pastangas, kad tu netransliuotum melo, o melą identifikuotum. Ir antra vertus, kad tu netaptum kažkokios pozicijos propagandistas, užtikrintum nuomonių įvairovę. Tai teoriškai yra viskas aišku, praktiškai viskas yra sunkiau, bet nėra vieno recepto. Jeigu tu identifikuoji problemą ir tikslą, tu tiesiog kasdien ties to dirbi, kai tu suklysti, tu klaidą priėmė kaip pamoką ir žiūri, kad antras iki jos nepadarytum. Minėjai, kad praktikoje sunkiau. Kodėl sunkiau? Laiko trūkumas, intelektualinių resursų trūkumas atskirti tiesą nuo melo? Tai visko, tai be abejo, žinot, yra kaip pasikeitė viskas, ar ne? Buvo tie laikai, kur Skirmantas minėjo, ar ne? Būdavo tokia laida Spaudos klubas, kur pas Audrių Siaurusevičių visi politikai siekdavo patekti ir tiesiog, kad gautų eterių. Kas dabar yra? Dabar mes kaip žurnalistai bėgam. Aktualiai žurnalistai paskui politikus, kurie sąmoningai žinias pirmiausia paskelbė pas save socialinėme tinkle, o tik paskui platina pranešimą spaudai ar dar kažką. Kodėl? Todėl, kad jiems reikia auditorijos, kurie yra jų potencialūs rinkėjai. Tai aišku, kad kai tu kaip politikas kažką pasako ir tai nėra interviu, kur tu po interviu gali grįžti, tikrinti faktus, o jisai paskelbė socialinėme tinkle ir tu žinai, kad reikia atspindėti tą poziciją, tai užtrunka laiko, kol tą patikrinsi. Tai yra, aš vis tiek apskritai žiūrint į visą tą mūsų viešą erdvę, kodėl taip keičiasi retorika ar dar kažkas, pasižiūrėkim, kas labiausiai pasikeitė, gyvenime. Jeigu 30 metų važiuotumėm troleibusu ir dabar, kas daugiausiai pasikeitė? Tas, kad dabar visi sėdi telefone, yra tas didelis informacijos kiekis. Ir iš to tempo, iš to, kad, viena vertus, tie socialiniai tinklai demokratizavo pasaulį nuo arabų pavasario iki mūsų viešosios erdvės, ar ne, kad ten Tomkus ir Vainauskas negali visko diriguoti. Kita vertus, tie, kurie nori ar gali manipuliuoti, irgi tais įrankiais naudojasi, kad nėra žiniasklaidos filtrų. Aš tik sakinį pasakysiu, aš atsimenu su Rytu Staseliu, kažkada mes kalbėjomės ir jis sako, aš prisimenu laiką, jisai dirbo žurnalo, man atrodo, redaktorium ar pavaduotojų, kai aš galėdavau prieš parašydamas straipsnį knygą specializuotą paskaityti tą temą, ir ten galbūt kas savaitę jis rašydavo ar kas dvi. Tai ką aš irgi noriu pasakyti, kodėl man yra šiek tiek lengviau, nes aš darau vieną temą per savaitę, kurią dar labai kruopščiai atsirenku. Tai šitoje vietoje, jeigu aš tik matau, kad yra tokios situacijos, kurios yra pilkos, kur sudėtinga suprasti, išsiaiškinti ir taip toliau, žurnalistai tos prabangos neturi. Jūs tiesiog pildote eterį kiekvieną dieną, reikia padaryti greitai ir aš tą visiškai suprantu, labai sunku sulyginti. Pone Jastramski, aš norėčiau mūsų pokalbį uždaryti su jūsų komentaru, turbūt gal truputėlį labiau teoriniu, bet
bet vis tiek tokių nubrėžiančių kryptį, kaip čia mums ateity mąstyti, apie tą objektivumo siekimą. Na, visi čia sutarėme, kad pasiekti iki galo jo neįmanoma, nes sprendimams dėl turinio įtaką daro ir mūsų vertybės, ir redakcinė politika, netgi psichologinis noras kartais, kad gaunama informacija patvirtintų mūsų išankstinę nuomonę pasąmoningam lygyje. Ar tikrai verta siekti to, kas yra fikcija, o gal galim pripažinti, kad tai neįmanoma? Tai nėra fikcija, tai pasikartosiu, jeigu tenai, kaip sakė Vaidotas, yra šviesu ar tamsu, tai tiesiog yra taip, kaip yra. Ir čia labai paprasta, bet sudėtingose dalykuose tą sudėtingą įrodyti, pasiekti. Ir duomenų trūksta paprasčiausiai, tada tenka pasikliauti vairiausiam nuomonėm ir kažkokią tam balansą ieškoti. Tai čia tikrai nėra fikcija, čia yra tam tikra profesinė norma, bet kiek aš matau bendruomenėje, tie patys dalykai skirtingai žodžiais įvardyjami. Bet kaip aš pašneki ir paklausai ten, kas ką dirba, tai kad visi kažkaip panašiai tą pusę. Tik tai vėlgi vienas vieną dalį pasima daugiau tenai ir tai žanrais, kitas kitą tenai ir tas bendras vaizdas visai geras ir labai tikrai pritarčiau, kad yra dar problema auditorijos to pasitikėjimo, vadinkim, ir ką tai reiškia tas pasitikėjimas žiniasklaida ir pati žiniasklaida didelė bendruomenės dalis prisideda prie to tiražavimo, tos tokios keistos nuomonės, kada eilinės apklausos, kad ten pasitikė 27%, nepasitikė 28%, bet niekad neakcentuojama, kad didesnė dalis apskritai tą klausimą neatsako. Kad reiškia, jis per daug sudėtingas ir per daug painus, nes pati žiniasklaida labai yra didelė jūra, kurie visokių žuvų yra. Ir atsakyti tą klausimą tiksliai sunku, bet tas akcentas, kur tikrai yra pats svarbiausias mano galva, nes mes tų apklausų turim detalizuojant pagal grupės, pagal priemonės atskirai tenai, aš esu dalinęsis kažkada tenai, jau turiu keletą duomenų, tai kai pradedėt atskirai klausinėti, tai tie reitingai ten ir 50, ir 60%, kartais ir 70% pasiekia. Tai reiškia tada, kad yra tas pasitikėjimas. Tam tikrais kanalais, tam tikromis grupėmis labai didelis. Ačiū, kad prisijungėt prie šitos diskusijos. Tai Vaidotas Beniušis, 15 min redaktorius, buvo su mumis, Skirmantas Malinauskas, vaizdo tinklaraštininkas ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos ir medijų tyrimo centro profesorius Deimantas Jastramskis. Aš esu BNSO vyriausiasis redaktorius Saulius Jakučionis. Ačiū tiem, kurie klausė šitos diskusijos. Laukite ir kitų. Iki.